Finansinis auditas reikalingas tuomet, kada jūs abejojate. Jeigu jūs jau perkate ar parduodate, ateinate tikriausiai pas savo buhalterį, aš tiesiog matau dažnai šitos momentus arba tuos balansus, kur galbūt vienai įmonei padedu suprasti, kokios tos skolos užfiksuojamas, nes vienas perima tas skolas ar ne, kitas perduoda tas skolas, kad nebūtų paskui nesusipratimų. Nes jeigu jūs abejojate, galbūt reikėtų pasidaryti tą finansinį auditą apie praeities įrašus. Jeigu tie įrašai, sakykime, išaiškėtų, tai naujasis savininkas perėmęs visą tą buhalteriją turėtų susimokėti ir nepriteklius, nepriemokas, baudas ir delspinigius, sakykime. Taip. Todėl, čia pasitikėjimo klausimas ir galbūt kaip ta buhalterija buvo vesta, turėjo kažkokių problemų praeityje ar neturėjo, sprendžia tas žmogus, kuris jau perka tą verslą. Ir kaip visi suprantame, kad finansinis auditas yra papildomos išlaidos.